Labas vakaras, Lietuva. Taigi, sveiki sulaukę užgavėnių. Užgavėnės neįsivaizduojamos be blynų. Taip. Blynus mums padės pasigaminti Etnodvaro vyriausiasis virėjas Ramūnas Giraitis. Sveiki, Ramūnai, su užgavėnėm. Taip, su užgavėnėm. Kepam iš karto blynus. Kokie šį vakar čia bus? Tai siūlyčiau pasigaminti tradicinius užgavėnių blynus, kurie yra mieliniai blynai, tiesiog pavadinimas. Klasika, ar ne? Klasika, taip. Kokių ingredientų jiems reikia? Na, tai blynai be miltų neįsivaizduojami, tai eina miltai, tas skistoji masė, tai aš naudočiau kefyrą ir pieną, kiaušinis, cukrus, druska ir mielės. Aš naudosiu džiovintas mielės, kadangi paprašiau šeimininkėm jų įsigyti. Tai ir tiek. Pradedam, gaminam, Ramūnai, Taip. kuo greičiau. Gerai. Na tai ką, pradėsim nuo kiaušinio, mušam kiaušinį. Užtenka vieno kiaušinio, ar ne? Taip, nes kadangi tešla mėlynė, tai vieno užtenka. Iškils, ar ne vėliau? Iškils, taip. Dedam druskos, dedam cukraus, šiek tiek kiaušinį sumaišom, kad pasiskirstytų. Ir tada dedam likusius ingredientus, tai kefyrą. Kokį kefyrą rekomenduotumėt naudoti? Koks geriausias? Tai čia tinka visoks ir riebus šaltibarščių, ir paprastas. Žodžiu, labai nėra jokio skirtumo. Bet vis tiek kažkur paslaptis glūdi, kad tie blynai gautųsi patys skaniausi. Tai skaniausi glūdi, manau, cukruje paslaptis. Cukruje. Taip. Kuo daugiau cukraus, tuo skanesni Taip, blynai. saldesni ir skanesni. Ko vaikam reikia saldžių blynų. Tai va. Taip, supylėt miltus. Ir dabar sumaišome tešlą. Nenusigaskim, tešla turi gautis tirštoką, grietinės tirštumo. Na va, užmaišėme tešlą. Ir dabar tai tešlai reikia pabūti kokią valandą šiltai. Tai Kambario temperatūrai, ar ne? Galima ir šiek tiek, galima virš kažkokio dubens su šiltu vandeniu padėti, kad greičiau pakiltų, uždengti dangčiu. Na ir po valandos jau bus tešla pakilus ir galima bus kepti blynus. Televizija tokia magiška vieta, valanda laiko praėjo, prabėgo. Prazvimbė, na va ir turim labai gražiai iškilusią tešlą ir su kuria keliausime link keptuvės kepti blynų. Keptuviai pilam aliejų. Galima naudoti ir kokosų aliejų, tada duoda tokio egzotiškesnio skonio, kas mėgsta kokosus, galima šiek tiek sviesto arba ant lydyto sviesto kepti. Reikia reguliuoti temperatūrą, nes jeigu bus keptuviai riebalai per karšti, jie greitai apdegs, bet vidus dar bus ne visiškai iškepęs. Tai žodžiu reikia atsakingai. Tai kokia ta temperatūra turi būti ir kiek laiko kepti? Na, temperatūra turi būti įkaitęs aliejus, bet ne per karštas. Tai jeigu indukcinė, tai kepam ant kokio vidutinio režimo, o jeigu dujinė viryklė, tai irgi reikia ne ant maksimumo kepti. Aš jau, Ramūnai, nekantrauju paragauti. Pristatysit, pasakysit, su kokiamis uogienėmis skaniausiai atsiskleistų šitas ypatingas skonis. Ką rekomenduotumėt? Kokios uogienės čia labiausiai tinka? Na, visos saldžios ir skanios uogienės tinka. Bet mūsų dvaruose yra labai populiarus sviesto, grietinės ir razinų padažas, saldus. Oi, neteko girdėti. Pristatykit. Taip. Na, tai yra, imam kokį 50 gramų sviesto, jį ištirpinam, dedam 100-150 gramų grietinės, cukraus pudros pagal skonį ir razinų. Ir toks saldus pagardas šalia šitų nuostabių užgavėnių blynų. Tai ką, Ramūnai, visus sveikinam su užgavėnėmis ir linkim skanaus, riebaus vakaro. Skanaus vakaro. Tai skanaus ir sėkmės, gerų užgavėnių.